Šiandien yra šeštadienis, pakuojamės daiktus, rytoj išvažiuojame ryte į kelionę pagaliau. Buvo truputį pertraukėlė šiokia tokia, tai išvažiuojam mėnesiukui, ane? Ar truputį ilgiau? Ne, truputį. Pusantro bent. Pusantro bent, sako. Tai keliausim vėl link Italijos pirmas 3 dienas, po to jau atsidursim Italijoje ir Italijoje praktiškai visą laiką būsim. Tai va, pakuojamės, kol kas sudėjau tik tais rūbus, dar einu sudėsiu maistą. Mūsų visų rūbai telpa į vieną didelį lagaminą, tai po 4/4, va, kiekvienas gaunam vietos ir tik tiek galim susidėti, kiek telpa. O žaislų kuprinė didelė, tašė čia sakyčiau net ne kuprinė. Va, pilna naujų žaislų, vaikam važiuojant bus veiklos ir atvažiavus. Dar vežamės grikių porą pakelių, kraunu į lagaminą. Tada kapotų avižinių dribsnių, medaus, šviežio medučio lietuviško. Tada truputį vitaminų, cinkas, magnis, kas čia dar vitaminas C. Čia toksai imbierinis dalykas. Ir česnako lietuviško ir kanapių sėklų. Tai va, iš maisto tiek vežamės, ko nerandam. Česnaką randam, bet čia tiesiog iš ūkininkų, tai lietuviškas, tai dėl to vežuosi. O kanapėlių irgi šiaip randam, bet ten reikia paieškoti, taip nerasi paprastai parduotuvėje. Grikių irgi nėra Italijoje, nebent specializuotose parduotuvėse. Tokių kapotų avižų irgi nėra, tai žodžiu truputį pasiėmė maisto, kad būtų patogu, bet čia visai nedaug, porą pakelių, tai čia savaitė iš esmės. Ruošiamės kelionį. Dedam paskutinius daiktus, šį kartą jie rekordiškai mažai vietos užima, pusė dar yra maistas, kurį suvalgysim, tai iš vis bus tuščia. Kas ten mane kviečia? Ko čia toksai? Ko nenori? Noriu kalbėti. Pasiruošę kelioniai? Ar pasiruošę berniukai kelioniai? Taip, pasiruošęs. Užveda mūsų bolidą. Go, go. Bolidas užsivedinėjo. Go, go. Važiuojam! Važiuosim 5 valandas iki Lenkijos Varšuvos. Nu va, išvažiuojam rugsėjo 14, šiandien apsistosime Varšuvai, rytoj važiuosime iki Olomouco Čekijai, tada važiuosime į Austrijos miestelį, o tada jau būsime paskui Lago di Gardos viršuje, Arko miestelį ir ten jau praleisime 3 naktis, o tada jau į gilumą Italijos keliausim ir papasakosiu vėliau, kur mes ten būsime. Ant Lenkijos sienos va patikrinimas, tuo ir mūsų laukia meiliai. Sustojom trumpam pavalgyti į tualetus, vaikai truputį pažais, pusę kelio nuvažiavom, dar liko pusę. Ir vaikučiai miegos jau likusią dalį greičiausiai. Va, mano gėlininkai berniukai man gėlyčių skina. Duosi man dar gėlytę? Vasti. Stai pūką tau. Ačiū. Tu laikyk ir va šitą. O ne, nieko, kad pūkas neiškido. Nieko. O tau jo nereikia? Ne, viskas gerai. Gerai. Tai čia pūką duosiu. Čia pūkas. Ačiū.
visada Lenkijoje kamštis, net sekmadienį vidury dienos ir tai kamštis. Laukiam, kol atidarys duris į naujus namus ir namai vienai nakčiai. Tai pirmas kambarys svetainė, staliukas, sofa, kuri bus lova įsitrauks, andukas už užuolaidų, balkonas, galima pasižiūrėti kas. Nieko čia nesimato mandro. Einam pasižiūrėti toliau, paveiksliukai, va, virtuvė. Gerai, Andutė. Virtuvė. Tada miegamasis dar vienas. Lova didelė ir kanukas vonioj tualete. Išsiplovei? Dar ne. Nežia, aš gal Andai nori kažką kitą pasakyti. Nori? Truputį užkandžiauja vaikučiai. Tėtukas muzikos klausosi. Nenoriu. Pavalgai skani košytę? Taip. Einam į lauką truputį pasivaikščiosim. Laukelyje, tai iki miesto nevažiuosim. Nueisim dabar tik iki Žabkos, nusipirksim ką nors rytojui, kelioniai, pagerti, pavalgyti. Ir viskas truputį pakvėpuosim grynu oru ir trauksim namo. Kanukai, kaip tau kelionė, ar patiko važiuoti? Taip. O čia irgi patinka? Taip. Užsisakėm vakarienę. Va mūsų staliukas. Varšuva veganų rojus. Čia, kai atidarai, mes Lietuvoje iš ten 2-3 vietų renkamės. Čia atidarai, nežinau, 10-15 vietų ir šiaip. Maisto pasirinkimo daug didesnis negu Lietuvoje, bet mes Volto laukiam 2 valandas. Ne, nepatiko. Kas čia nuvažiavo? Čiukinys. Taip. Labas rytas. Andukas mūsų pirmas pusryčiautojas, atsikėlė anksčiausiai, pirmas valgo, atsikėlė 5 vietinių laikų. Taip? O Kanukis, labas rytas. Kanukas dar žaidžia savo transformeriais, dar nepasiruošęs valgyti. Truputį padūksim lauke prieš važiuojant. Wow! Labas, eina toks didelis lapas. Ir tėtukas truputį pajudės. Tėtukai, vaikai greičiau juda. Pavojinga tai. Patiko tėtukai? Patiko. Ką čia užsakei? Veganiškas dalykėlis. Tėtukas truputį veganiškų desertų dar nupirko. O. Važiuojam, susikaupęs, nes reikia įpilti kuro ir nusipirkti į Čekiją vinjetę. O tada papasakosiu, kur keliausiu. Dabar mes važiuojam į Olomoucą, tai yra koks jau čia 3-4 miestelis pagal dydį Čekijoje, 100 000 gyventojų, kur turėtų ten visai gražu, gal ir iki miestelio kartais nulėksim, pažiūrėsim. O dabar perku vinjetę. Kiek kainuos? 10,85 vienai dienai. Važiuojam į Čekiją. Į Čekiją, taip. Aš irgi noriu. Labas, aš dabar mėgosiu noriu. Mėgosi, taip. Ir mama pasidėsiu
Patogius nugaros. Man tai patogiau. Tikrai? Taip. Gerai. Stepka siubuoja.